Nespėsi nusičiaudėti? Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie, tokią itin svarbią temą, apie bendratėvystę, apie skyrybas ir apie tai, kaip padėti vaikams po skyrybų, ir pačiam savo. O mums plačiau apie tai papasakos psichologė Jolita Sorokinaitė. Sveiki. Sveiki. Tai kas yra ši sąvoka? Kaip apibūdinti reikėtų bendratėvystės sąvoką? Bendratėvystė, jinai apskritai, kada tėvai augina vaiką, jau yra bendratėvystė, kartu santuokoje, jau mes turim bendratėvystę, bet plačiau naudojama šita sąvoka yra tėvams po skyrybų, kuomet tėvai skiriasi ir taikomas bendratėvystės modelis. Kas reiškia, kad tėvai augina vaiką kartu netgi ir po skyrybų. Jie vienodai sprendžia sveikatos klausimus, auklėjimo klausimus ir turi vienodas galimybės, taip sakant, tą vaiką auginti kartu. Tuo pačiu tai labai glaustai susiję ir su gyvenimu, vaiko gyvenimo, sakykime, vaiko... Jėtus ir žodis sustrigo. Tai va čia galėsim mes ir iškirpti, tai susijęs su tuo, kad vaikas turi 2 namus. Vaikas po tėvų skyrybų pradeda turėti 2 namus, 2 gimtadienius, 2 šventes, nes yra švenčiama skirtingose namuose, čia aišku, kaip tėvai susitarė, bet tas dalymasis vyksta pagrinde. Populiarus, savaitę vaikas gyvena pas vieną iš tėvelių, savaitę pas kitą iš tėvelių. Ir kai aš sakysiu tėvai, šitoj laidoje ir ne, tai aš turėsiu omeny tiek mamą, tiek tėtį, nes aš galiu panaudoti terminą tėvas, bet turiu omeny ir mama, ir tėtis, tai gali būti abu po šio termino. Tai tas vaikelis reiškiasi, turi 2 namus. O kaip ši sąvoka suvokiama Lietuvoje ir kokios tendencijos Lietuvoje yra? Ar tėvai daugiau kartu augina tuos vaikus po skyrybų, ar visgi vaikas dažniau lieka arba mamai, mamos priežiūrai vien tik, arba tik tėčiai? Labai geros tendencijos mano akim žiūrint Lietuvoje, nes tikrai pastebiu, kad čia jau aš galiu kalbėti apie tėčius, kad jie labiau rodo iniciatyvą, norėdami auginti kartu vaiką ir po skyrybų. Buvo laikas, kada pagal nutylėjimą galima buvo, kultūriškai reiškėsi jau skyrybos, tai vaikas su mama. Šiandien dienai toli gražu jau taip nebėra. Tikrai daug tėvelių, tėčių pareiškia norą auginti vaiką kartu ir derisi dėl to teismuose. Teismuose situacija yra sudėtingesnė, nes vis dar, kiek man yra žinoma, aš nesu teisininkė, bet kiek man yra žinoma, tai vis tik tai teismas turi nustatyti vieną gyvenamą vietą, bet pagal susitarimą teismas gali priskirsti ir gyvenimą dalinimąsi, reiškia vaiko dalinimąsi, buvimą kartu. Tai va. Taip, įdomiai skamba vaiko dalinimasis. Taip įdomiai skamba, bet mes turime grafikus, mes tariamės kaip kokios šventės, pavyzdžiui, kas antras gimtadienis pas mane, kas antras pas tave, kas antros kalėdos pas mane, kas antros kalėdos pas tave. Ir taip gaunasi, kad pasidalinam šventėm irgi, bet vyksta dalybos, tai dėl vaiko. O kokie yra bendratėvystės tipai? Ir tipai, čia mes susiduriam su labai svarbia tema, kad bendratėvystė gali būti išskiriami 3 pagrindiniai tipai, 3 pagrindiniai. Ir vienas iš jų yra geriausias, tai yra bendradarbiaujanti tėvystė. Tada, kada tėvai labai tikrai nors ir po skyrybų nebūna tėvam paprastai lengva, nebūna jos paprastai labai draugiškos, bet tėvai geba susitarti dėl vaiko apie tai, kaip jie bendraus. Ir būna tokių labai gražių išimčių, kur netgi kartu šeimomis, jau naujomis šeimomis bendrauja, susitinka. Tai čia bendradarbiaujanti tėvystė, kada nevyksta konfliktų. O jeigu įvyksta kažkoks tai nesutarimas, tai vis tiek randamas kompromisas. Tuo tarpu konfliktiška bendratėvystė yra, čia jau yra labai sunkus atvejis, labai kenkiantis vaikui. Labai nenaudingas vaikui.
Ir aukšto konflikto skyrybų metu yra kova dėl vaiko, dėl finansų, dėl daug dalykų, ko pasekoje įvyksta tokia vadinama trianguliacija, kuomet vaikas yra įtraukiamas į konfliktus ir be abejonės vaikas patiria labai daug emocinių sunkumų tuo metu. Tai konfliktiškas bendratėvystės labai nenorim mes psichologai. Tai išeitis yra viena, trečias tipas bendratėvystės, tai yra lygiagreti, paraleliniai, įvairių terminų mes galim surasti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad vis tik tai tėvai augina kartu, skirtingose namuose, teismo keliu jie susitaria labai daug sąlygų, o po skyrybų jie bendrauja tik, galima sakyti, nuotoliu. Tai yra specialios programytės, elektroninių paštų, jie nesusitinka. Ir tuomet nevyksta jokios diskusijos apie tai, kaip bus, pavyzdžiui, mano namuose. Mano namuose bus taip, kaip aš noriu, o tavo namuose bus taip, kaip tu nori ir niekas negali nieko, galima pasakyti, papriekaištauti, taip yra ir viskas. Ir konfliktiškosios, kada yra konfliktiška bendratėvystė, tai tada išeitis yra paralelė, nes paprastai tyrimai rodo, kad konfliktiškų tėvų mes negalim sutaikyti. Ta prasme, jeigu mes skirsim per daug dėmesio jų sutaikymui, tai yra padaryti, kad jie bendradarbiautų, tai yra praktiškai, galima sakyti, neįmanoma. Labai reti atvejai. Tai todėl paralelinė bendratėvystė, kuomet tėvai visiškai tarpusavį neturi jokio kontakto. Bet kaip padaryti, kaip išeiti iš tos konfliktinės bendratėvystės ir pereiti į tą lygiagrečią paralelinę bendratėvystę? Paprastai čia turim pagalbą Lietuvoje, mediatoriai labai sėkmingai su tuo dirba, ypač tam tikri, kurie specializuojasi. Vėlgi mes labai mažai turim Lietuvoje specialistų išmanančių šitą sritį, nes tą sritį reikia išmanyti. Tai išmanančių sritį mes turim tikrai nedaug. Ir kaip padaryti? Mediatoriai tai tariasi, bando, kalba ir dažniausiai dėl vaikų, nes pagrindinis mūsų specialistų kozeris yra vaikai, nes tėvai vis dėlto vaikus savo myli ir jie linki jiem geriausio. Ir jeigu mes parodom, kaip tai kenkia jūsų vaikui, kai jūs konfliktuojat, kai jūs laikotės tam tikrų kažkokių savo nusistatymų, nesat lankstus, tai tada jie linkia ir išbandyti. Ir jie pereina į lygiagrečią, tuo labiau, kad ir jiem patiem yra lengviau, nes emocijų pliūpsnis jisai tampa mažesnis. Mažiau. Ir mes galim šiais laikais, kaip aš sakau, emociją nuimti su dirbtiniu intelektu, neparašy kažkokią žinutę, nuimk. To labiau, kai yra paraleliai bendratėvystėje, kada mes žinom, kad mes galim bendrauti tik tai internetu, tik tai tam tikros programytės, elektroniniai laiškai, tai vėlgi konfliktiški tėvai labai atsargus yra, nes viskas gali būti panaudota prieš mus pačius, tai tada atsiranda tokia kažkokia galimybė jiem nekonfliktuoti ir neįtraukti to. Labai svarbu yra nepadaryti trianguliacijos ir neįtraukti vaiko į tėvų konfliktą. Tai čia yra užduotis numeris 1, sakykime taip. O ar vėliau galima jau iš lygiagrečios bendratėvystės pereiti į tą bendradarbiaujančią? Ar čia neįmanoma ir tas bendradarbiavimas turi būti jau toks sąmoningas iš pat tėvų ateinantis nuo to skyrybų proceso? Jo, skyrybų procesas pats labai sudėtingas ir emociškai sunkus tėvams ir čia mes turim labai įmanoma. Jeigu atsakyti vienu žodžiu įmanoma, bet yra tokia sąlyga, tėvai turi išgyti nuo savo skaudulių, o tam reikia laiko. Ir laikui bėgant yra tikimybė, jeigu vienas iš tėvų ar abu tėvai dirbs su savo psichologinė būsena, su savo nuoskaudom, su pykčiu, ar ne, dėl vaiko, pagal mokymai kažkokie, tai galbūt apie vaiką, kaip tai viskas veikia jį, gali padėti nueiti į bendradarbiaujančią tėvystę, bendratėvystę, bet be abejonės tai turi būti 2 tėvai. Ne vienas iš jų, nes jeigu ir vienas ir augs ir išgys, o kitas gyvens nuoskaudose, tai nepavyks. Greičiausiai nepavyks. Nėra taip lengva iš tikrųjų.
Bet kaip suvokti, kad vaikui reikia padėti, kad vaikui reikia rodyti pavyzdį, kai, vis tiek po skyrybų emocijos, labai daugybė emocijų užplūsta ir kažkaip galbūt žmogus pats net nepastebi, kaip, galiausiai tą vaiką truputėlį įtraukia į visą tą konfliktą. Dažniausiai nepastebi, aš galvočiau, taip, norėčiau tikėti, kad dažniausiai tikrai nepastebi, nes emocijos nugali. Toks jau tas dalykas, emocijos ir nuoskaudos labai didžiulės, jos neleidžia blaiviai mąstyti. Čia galbūt jau sistemos klausimas truputėlį padėti tiem tėvam. Kai mes turim konfliktiškas skyrybas, mes jau iš karto turim šauktuką, kažkokį tai raudoną varnelę, čia kažką reikia daryti. Tai jeigu sistema, nes yra tikrai puikiai veikiančios programos, kurios skirtos tėvam, aukšto konflikto tėvam po skyrybų ir kurių metu tikrai tėvai pabuvę tokiose programuose, jiem atsiveria akis. Jie pamato, pavyzdžiui, yra metodas rodyti video, kaip vaikas jaučiasi, kai tėvai ten konfliktuoja ir panašiai. Jie kažkaip tai įsijaučia empatiškai ir taip. Ir tas dėl vaiko, aš darau tai dėl vaiko, gelbsti situaciją. Tai sistemiškai galbūt tokios programos jiems galėtų padėti. Mediatoriai kompetitingi, reiškia, kurie skiriami teismo mediatoriai, ar ne, kurie galėtų kažkaip tai tikrai tame labiau padėti, bet mes čia turim šiokią tokią spragą. Tėvai neturi pagalbos. Skyrybų metu, kaip jie turi pagalbą, bet tam reikia papildomų lėšų. Jeigu aš neturiu papildomų lėšų nueiti pas psichologą arba mediatorių ir susimokėti pinigėlių, tai aš neįsiu. Greičiausiai neįsiu, ne? Tai o patiem pamatyti per saviugdą, savirefleksijas, saviterapiją, kažkokią asmeninę terapiją, tai irgi galėtų padėti laikui bėgant. Bet kiek vaikai jaučia tą konfliktišką tėvystę? Labai įdomu, kaip eina, nuo to mažiausio, tarkim, vaiko, kai jis dar visai mažutis galbūt nelabai supranta, bet vis tiek emocijas jaučia ir tą įtampą galbūt, iki jau vyresnių vaikų, paauglių. Jie skirtingai reaguoja į konfliktus, be abejonės, jeigu mes turim 2-metį vaiką, jisai vienaip reaguos, 5-metis kitaip, paauglys dar kitaip. Tai paaugliai, jie jau geba labiau atsiriboti nuo tėvų konflikto, jie jau kažkaip tai supranta apie tą jų pasirinkimą kažkokį, tai vėlgi priklauso nuo to, kada tie tėveliai išsiskyrė, bet iš esmės jie turi gebėjimų. Tuo tarpu maži vaikai, jie labai tapatinasi su savo tėvais ir jeigu tai yra konfliktas, atviras gali būti konfliktas ir tiek uždaras konfliktas, kurio pasyvus konfliktas, kur lygtai niekas niekur nešaukės, lėkštės neskraido ir daiktai neskraido, bet vis tik tai per nuoskaudas, konfliktas pasireiškia per nuoskaudas, per tylą, per kažkokias užuomenas, pavyzdžiui, apie tėtį, koks tai ten jisai arba toks yra noks. Maži vaikai labai susitapatina su savo tėvais, nesvarbu ar tai su tėčiu ar su mama, ir jeigu sako, tai ten tavo mama, tai ten nieko nesugeba, ar ne? Aš čia tokius pavyzdžius, kad nenuskambėtų, kad į vieną pusę, bet tai vyksta iš abiejų pusių, tiek tėčių, tiek mamų. Ar užsienį populiaru ir kalbėti apie lygių lyčių, reiškia, tėvystės, bet iš esmės apie tą patį, tie žodžiai vaikas tai priima labai susitapatindamas, jisai tai priima kaip čia apie mane, čia kalba dabar apie mane, nes jeigu mano mama ar mano tėtis yra toks, tai reiškia ir aš esu toks. Ir čia įvyksta vidinis konfliktas, skausmas, savivertės klausimai, kurie laikui bėgant problemos tik didėja. Tai tas konfliktas nebūtinai turi būti atviras ir nebūtinai kažkoks tai tyčinis arba suplanuotas, kažkaip iš nuoskaudos kažką pasakai ir tai gali likti visam gyvenimui. Mes niekada nežinom. Vienam vaikui gali būti taip, kitam vaikui kitaip, bet jeigu žiūrėti statistiškai reikšmingai, tai daugiau yra blogai, pavadinkim tai blogai. Ar tai lemia vaiko tėvų atstūmimo sindromą, kai, vaikas yra prisirišęs prie abiejų tėvų, gerai sutarė su abiem tėvais, bet galiausiai tėvams išsiskyrus, vaikas vieną galbūt pradeda ignoruoti, nenori su juo būti ir laiką leidžia, nori būti ir tik su vienu iš tėvų?
Tėvų atstumimas ir tėvų atstūmimo sindromas pats tai jisai dar toks yra tokia savoka ir taip tai yra, tiesiog niekaip nepavyko autoriam šitos savokos kaip sindromo įteisinti, sakykime taip. Bet iš esmės tėvų atstumimas tai ženklas yra taip, kaip mes galim atpažinti, kad tai yra tėvų atstumimas. Vaikas bendravo ir staiga nebenori tavęs matyti. Tarkim, jeigu ten, nežinau, mama, tėtis, nes tai aktualu ir tėčiam, ir mamom, išvažiavo 2 savaitėm laikinai pagyventi atskirai, nes jau pykstamės, ar ne, ir jau konfliktai prasideda, jau sprendžiam skyrybas. Ir staiga per 2 savaitės vaikas nebenori matyti. Tai čia labai didelis ženklas yra. Vaiko viduje vyksta labai didžiuliai konfliktai, lojalumo konfliktai, labai jisai išgyvena, bet iš esmės jis pasirenka vieną tėvą kažkurį, paprastai tą, su kuriuo gyvena. Ar ne? Na, mūsų Lietuvoje tai dažniau būna mama, bet tikrai būna ir atvirkščiai, tikrai būna ir Lietuvoje, žinau, labai skausmingo atveju, kai tiesiog mamos būna atstumtos. Tai va, ir tai atsitinka netikėtai. Dėl ko tai atsitinka? Gali būti, mes specialistai turim tirti šitos reiškinius, nes gali būti, kad tų atstumimo šiaip tipų yra irgi ne vienas, bet jums pasakysiu du, sakykime, užsiminsiu taip 2 tokius. Vienas gali būti realistinis, kur iš tiesų tėvas ar ten ar mama ar tėtis, nesvarbu, tarkime, šeimoje smurtavo, gėrė, alkoholis, skriaudė mamą arba tėtį, kažkaip tai fiziškai, skriaudė vaiką, skriaudė brolį, sesutę, tai tada atstumimas gali būti realus. Mes turime ištirti, kas įvyko. Bet jeigu visų šitų dalykų nebuvo, greičiausiai tai yra nerealus atstumimas, tai yra be pagrindo. O čia jau mes turim tą tėvo mamos pusę, kur gali būti arba manipuliacinis, vadinamas programuojantis tėvas, kuris, kitaip tariant, tai gali vykti ir sąmoningai, ir nesąmoningai. Pavyzdžiui, mama, aš paimsiu kaip pavyzdį mamą, nors gali būti ir tėtis, tikrai nenoriu išskirti, tiesiog nesąmoningai pradeda kalbėti blogus dalykus apie kitą tėvą. Ir vaikas pradeda jaustis pareigą pasirinkti ir palaikyti tą mamą ar tą tėtį, su kuriuo gyvena, tiesiog, iš tokio lojalumo konflikto. Kita vertus gali būti, kada tėvai sąmoningai tai daro, sąmoningai nuteikinėja tą vaiką, kad tu ten, jeigu nuvažiuosi, bus labai blogai, jisai man taip ir taip padarė, kaip tu gali su tokiu tėvu ten bendrauti, tokių įvairių dalykų sąmoningai. Tai tarkim, tas visas atstumimas gali įvykti, visų pirma, tai įvyksta dėl patraukliojo, kaip aš kartais sakau, tėvo, su kuriuo vaikas gyvena. Bet tas tėvas gali tai daryti sąmoningai arba nesąmoningai nuteikinėti. Ir tada vaikas pasirenka vieną pusę ir atsisako visiškai bendrauti su kitu tėvu. Ir labai kategoriškai. Ta prasme, jis visiškai atsisako bendrauti. Tai ir kas yra liūdna, ką labai galbūt ir noriu ištransliuoti, kad tėvai, dažnai tėčiai, bet ir mamos, tiesiog nežino apie tokią dalyką, apie tėvų atstumimo sindromą, apie tėvų atstumimo savoką ir jie labai suasmenina ir galvoja, kad vaikas iš tiesų to nenori. Ir jie labai patys įsiskaudina dėl to ant vaiko, galima sakyti, sako, tai jeigu nenori. Bet iš tiesų vaikas tai pasirenka ne dėl to, kad jis nori ar nenori. Ir tiesiog taip vyksta jo gyvenime toks konfliktas vidinis. Ir čia tėvai nuleidžia rankas. Tai norisi, kad jie suprastų, kad gali tai būti, kad ne vaikai čia kalti, kad taip jie pasirinko. Tai yra, jie buvo įtakoti kažkokių tai kitų žmonių, sąmoningai ar nesąmoningai, esmės čia labai didelės neturi. Bet čia yra jau pasekmė. Tai nereiškia, kad tam vaikui to tėčio ar mamos nereikia, jam tikrai labai reikia jo. Ir galbūt netgi reikia, kad tas tėtis ar mama kovotų už tą vaiką, ar ne? Tai va.
Jeigu vaikas yra nuteikinėjamas prieš kitą tėvą nesąmoningai, ta prasme, žmogus nesupranta, tiesiog jis kažką sako, bet nesupranta, kaip reaguoti kitam tėvui, kuris pastebi, kad vaikas jau tolsta nuo jo, kaip turėtų jis reaguoti, ar turėtų kažką daryti, kaip susigrąžinti tą vaiką galbūt, ar jiems kartu reikėtų kalbėti, susėsti ir bandyti išsiaiškinti, kodėl yra tai daroma. Būtinai reikia daryti kažką, o ką daryti taip. Kai dar ryšys nėra nutrūkęs, kai yra tik pastebima, kad kažkas vyksta negerai. Tai nepaleisti to vaiko, kurti santykių su tuo vaiku ir toliau, tiesiog kalbėti, klausti ir priklauso nuo vaiko amžiaus ir nuo teismo sprendimo. Ir nuo to dar mes turim papildomų sąlygų, bet aš kalbu to geriausių variantų, kai ten yra galimybės. Tai tiesiog nepagalvoti viduje, vaikas pasirinko, jam mama geresnė, arba ten tėtis geresnis, aš čia nereikalingas. Mes nueinam į savo vidinius vaikus ir tą vaiką apleidžiam. Tai neapleisti. Jeigu ryšys dar šioks toks yra, tai neapleisti, neįsiskaudinti, tiesiog suprasti, kad taip gali įvykti. Ir čia vaikas dėl to nekaltas. Jeigu ryšys yra jau nutrūkęs, mes turim procesą. Kai ryšys nutrūkęs, tai dažnai vienas iš tėvų, su kuriuo vaikas ir gyvena, priešinasi ryšio atstatymui, bet mes turim tokius vadinamus ryšio atstatymo programų. Mes neturim Lietuvoje, bet tie, kas domisi, žino, kaip tai daro. Yra ryšio atstatymo procesas, kada vaikas bendrauja su vienu iš specialistų, dažniausiai tai yra psichologas, ir bandoma atstatyti ryšį. Tai kadangi mes Lietuvoje neturim specialios programos sukurtos ir mes neturim iš tiesų ir specialistų pakankamai, labai neturim, galima sakyti, tai mūsų specialistai, jie kaip išmano, taip ir daro. Pagal savo suvokimą nėra bendro kažkokio modelio, pagal kurį visi galėtų dirbti. Tai vieni renkasi dirbti tik su vaiku ir bandyti kalbėti, kiti renkasi dirbti tik su tėvais, treti renkasi dirbti kartu. Užsienio praktika yra tokia, kad jeigu labai yra stiprus atstūmimo atvejai, tai netgi teismo keliu galima pavyzdžiui, priskirti tėčiui ar mamai gyvenimą kartu, specialistų priežiūrų, yra specialios programos. Ten, sakykime, 90 dienų dabar tu gyveni su atstumtuoju tėvu. Ar mama. Ir tada per tą laiką jau atstatomas ryšys. Mes Lietuvoje neturim tokių galimybių, bet ką aš galvoju, kas labiausiai veikia, jeigu tai reikia dirbti specialistams, tai yra patirtis kartu. Nekalbėjimas su tėvais tarpusavį, konfliktiškas jau situacija jau nepadės, mes greičiausiai mes neišspręsim šitų, mes neįrodysim kitaip. Tai per patirtis kartu su vaiku. To atstumtojo tėvo ir vaiko, tarkim, jeigu tai yra specialistų kabinete, tai žaidimai kartu kabinete, jeigu specialistas nusprendė, kad gali skirti daugiau, ar tėtis turi daugiau pinigų, nes viskas kainuoja, tai išvykos kartu, filmas, parkas, pradžioj su specialistu, jeigu to reikia, nes vaikas gali bijoti, jis gali bijoti to tėvo. Jam gali atrodyti kažkas tokio baisaus, kad kažkas atsitiks baisaus. Tai tiesiog mano manimu geriausias vaistas yra patirtis, o ne žodžiai. Patirtis buvime kartu. Kažką žaidžiam, kažką juokiamės, kaladėlės, filmai, čiuožimas, ledas, nežinau, įvairios patirtis kartu. Tai galvoju, kad čia ryšį atstatyti padeda labai gerai. Nežinau, ar geriausiai. Bet įtariu, kad vienas iš geriausių būdų. Bet kaip reikėtų visgi nubrėžti tas ribas tarp tėvų, kad nebūtų pakenkta vaikui? Teismas. Kada yra konfliktiškos skyrybos, greičiausiai čia mes galim turėti tik teismo sprendimus. Nes tuo metu tėvų sąmoningumas yra labai mažas, nes, kaip aš sakau, tuo metu jie patys yra lyg vaikai ir elgiasi lyg vaikai, susipykę smėlio dėžėj. Ar ne, tik tai tiek, o vaikai, žinot, vaikai yra kokie? Egoistai, jie galvoja labiausiai vis tiek, mes turime tokį dalyką. Tai kai suaugę tampa vaikais, jie nebelabai geba galvoti apie kitą žmogeliuką, kurį jie augina ir už kurį jie yra atsakingi.
tai tokiu atveju greičiausiai teismas. Labai sąmoningiem tėvam tai labai rekomenduoju nuolat turėti savo kažkokį mediatorių, psichologą toje srityje, kur įvyko konfliktas, einam susitarkim. Trečias asmuo mums padės, ne, mes patys negebam. Bet čia ne konfliktiško atveju, čia paralelinės tėvystės, bendra tėvystės atveju tokie labiau veikia. Tai va, tai sunkiai. Kaip vaikui reikėtų jaustis saugiam? Gal tiksliau ne kaip vaikui jaustis saugiam namuose, gyvenant tarp dviejų namų, bet ką tėvai turėtų daryti, kad vaikas jaustųsi saugus, kad jis žinotų, jog yra mylimas tiek vieno tėvo, tiek kito tėvo? Tai taisyklė numeris 1, aš galvoju, prie vaiko nekalbėti apie kitą tėvą. Tiesiog žinau, kad tai yra sunkiai gaunasi, bet taisyklė numeris 1 maksimum, ko mes siekiam, ne? Ypač kai mes turim konfliktišką situaciją ir jeigu mes norim nueiti paralelinį. Tai va, tai šitas dalykas ir koks buvo klausimas? Ką tėvai turėtų daryti, kad vaikas jaustųsi saugus ir žinotų, kad myli jį tiek vienas tėvas, tiek kitas tėvas? Taip. Tai va, nekalbėti apie kitą tėvą nieko blogo, bet geriausiai apskritai nieko nekalbėti. Jeigu kalbėti, tai tik tai kažką teigiamą, ar ne? Kažkokius teigiamus gal dalykus ištraukti apie tą tėtį ar mamą, ten kažkaip tai, nes vaikas tapatinasi. Jeigu aš kalbu gerus dalykus apie tą savo buvusį ar buvusią, tai vaikas susitapatina ir jo savivertė auga. Tai va, ką dar jie gali daryti, nekonfliktuoti prie vaikų. Labai svarbu neįtraukti vaiko į jų pačių bendravimą. Pavyzdžiui, pasakyk mamai, kad, arba perduok mamai, kad, arba ar galėsi susitikti tada ir tada. Ir vaikas turi suderinti, reiškia, su savo kažkokius dalykus, ne? Arba perduoti mamai ir tėčiui žinutę, paskui tėtis arba mama perduoda atgal vaikui, vaikas nueina perduoti. Tai čia labai negerai. Taip neturėtų daryti ir tai tą galima suvokti ir tą galima sukontroliuoti ir to nedaryti sąmoningai. Tai nekonfliktuoti, neįtraukti vaiko į tarpusavio su kažkokį bendravimą, pasiliekam bendravimo elektroninius laiškus, vaikas netampa laiškanešiu ir nekalbėti kažkokių tai neigiamų dalykų apie savo buvusi partnerį. Skamba viskas labai paprastai, bet labai daug sąmoningumo reikia tam. Taip, sutinku. Bet kaip reikėtų apskritai vaikui paaiškinti tokį dalyką kaip skyrybos, kad dabar mes gyvensim taip atskirai, nebebus visų kartu? Čia irgi priklauso labai nuo amžiaus, nuo vaiko amžiaus. Mažam vaikui mes apskritai rodom tiesiog savo pavyzdžių dalykus, ar ne? Jeigu mes patys skyrybų metu esam pakankamai ramus, tai ir vaikas yra ramus. Ir jeigu mes susitarėme apie bendrą tėvystę, jeigu vaikas, tarkime, yra 2 metukų, ar ne? Ir mes nusprendėme skirtis. Mes deriname savo bendrą tėvystės klausimą. Ir vaikas čia jau nelabai turi nuomonės, bet jisai jaus visą atmosferą, kas vyksta, ar ne? Sakyčiau, kad jam netgi ir pasakoti labai daug ir nereikia tokiam vaikui. Ir čia mes turim paauglius, jeigu tėvai skiriasi, kai yra paaugliai, ar ne? Aš kažkada savo gyvenime 11-metį išgirdau gatvėje kalbant, čia labai senai buvo, bet man labai įstrigo. Jisai sako, aš nebeturiu tėčio. 11 metų tam berniukui buvo. Aš nebeturiu tėčių, tai kas įvyko? Tai mano tėvai skiriasi. Bet sako vaikas, aš nebeturiu tėčių. Tai vad, kad šito nebūtų, tai mes sėdam ir kalbam, ar ne? Apie tai, kad mes nusprendėme gyventi atskirai ir galvojam, kad galėtumėm ten, jeigu bendra tėvystės perspektyvui kalbėti, tai kad tu savaitę su tėčiu, savaitę su mama ir mes taip planuojam, kokia yra tavo nuomonė, ką tu apie tai galvoji. Vaikui vis tiek tai bus žemė išpukojom, bet kokiu atveju jam nebus labai smagu, jeigu tėvai nekonfliktavo, nes yra ir tokiu atveju, kur patys vaikai, paaugliai siekia tėvų skyrybų, kad tik jie greičiau išsiskirtų. Tai va, su tokiu vyresniu vaiku mes tiesiog kalbam, kaip su savo lygiu. Ne kažkokiu žemiau esančiu, bet su savo lygiu.
ir nuraminam, sakom, kad, bet žinot, kaip pasakyti, mes galim labai daug kalbėti, bet jeigu mes elgiamės kitaip, tai tiesiog. Tai greičiausiai ne apie kalbėjimą eina kalba, o apie elgesį. Kaip aš elgiuosi, kaip mes elgiamės, kaip buvę partneriai vienas su kitu. Ir ką mes rodom, kas čia bus. Nes jeigu vaikas matys konfliktus, tai ar jisai tikės, kad mes sakysim, tu tai tikrai dabar neprarasi nei vieno iš tėvų. Ką jūs man pasakojate, ar aš esu koks nors kvailys, ne? Taigi vaikai viską, ne viską, bet jie daug dalykų supranta. Jie nėra kvaili. Taip, vaikai viską jaučia labai stipriai. Jie labai susitapatina jausmiškai, empatiškai, tikrai taip. Gal yra keli žingsniai konkretus, ką reikėtų daryti, ką tik išsiskyrus, kaip susitvarkyti su emocijomis, kad galėtume padėti tiek savo, tiek vaikui? Ką tik išsiskyrus, jau mes būnam nuėję didelį kelią iš tiesų. Padėti savo reikia jau, kada aš pagalvojau mintise, kad aš noriu skirtis. Labai gerai, kad pataisėt. Tai čia yra pradžia. Jeigu ateina mintis, kad aš noriu skirtis, tai pirmi žingsniai, ką aš sakyčiau savo klientam, tai yra susiplanuok visą planą, kaip bus. Pradedant nuo to, pirmiausia savo galvoje. Pradėkim nuo to, kur tu gyvensi, kaip bus su vaiku, jeigu jūs turit vaikų, koks bus bendratėvystės planas, bus, nebus, ar čia aš noriu tą vaiką, ką čia tas vyras privalo. Vyras ar ten moteris, nes mūsų mamos tai dažniausiai galvoja apie tai, kad čia jau vyras mokės man elementus, o aš jau čia gyvensiu su to vaiku, bet realybė yra kitokia, tikrai dabar tie tėveliai jau nori auginti vaikus kartu, mes tada turim ir alimentų klausimus, finansinius, tai kaip tu gyvensi, susikurk visą savo planą, kur tu gyvensi. Ar tu gyvensi tam pačiam bute, ar tu turėsi išsikraustyti. O kas bus, kai išsikraustysi, ar tu reikalausi iš to savo vyro, kad jis buvusio, kad jis čia privalo man viską mokėti. Koks yra tavo nusiteikimas, nes jisai neprivalo tau visko mokėti. Ar ne? Yra norai ir yra galimybės. Ir yra poreikiai. Tai va, susidėk visą planą. Ir kartais, kai žmonės dedasi visą planą, jie supranta, kad jie nenori dalintis vaikų, pavyzdžiui. Kad čia bus labai skauda jam, kaip. Tai ir tada galbūt sprendimas gali būti, kad gal mes tos santykius taisome iš viso. Bet jeigu vis tik tai eina skyrybos, kai aš susidėlioju planą savo galvoje, iki smulkmenų, iki vaiko atostogų, iki to, kaip mes bendrausim. Ir jeigu mano planas mano galvoje dar po mėnesio skamba gerai, aš tą po mėnesio paėmiau taip, kaip iš lemputės, kaip aš sakau. Nežinau statistiškai, kiek to reikia laiko, bet jeigu tau vis dar skamba tas planas okei, tada einam kalbam su savo antra pusė, kas vyksta mano gyvenime, kad aš noriu skirtis. Ir tada, kadangi mes jau turim visą planą, mes tada galim kartu jau kažką tartis, ar ne? Neaišku, kaip tas kitas žmogus reaguos. Kaip išgyti? Būtina, manyčiau, psichoterapija tam procese. Dar vienas žmogus, kuris matytų ne emocijomis, o kažkaip tai iš šalies, dar kažkaip tai pakreiptų, kažkokį gal klausimą kertinį užduotų, kuris, tikrai apie tai nepagalvojau, ar ne? Tai vat, jeigu pora nuspręstų kartu ateiti skyrybų procese pas psichologą ar mediatorių, pas specialistą, kuris apie tai išmano, tai būtų išvis idealu. Jie labai daug sutaupytų pinigų. Kitoj pusėje teismo procese daug sutaupytų pinigų. Tai va. Čia turbūt kalbėt galėtume visą dieną apie tai. Taip. Palietėme labai, manau, svarbių detalių daug ir daug kas dar ir neapkalbėta liko, bet labai dėkoju Jums, kad atvykote, kad pasikalbėjome. Labai gerai, kad iškėlėme tą sąmoningumo klausimą tėvų ir ačiū mūsų žiūrovams, kad žiūrėjote. Iki. Nespėsi nusičiaudėti? Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt